Labą dieną, mėlyjeji. Labai džiaugiuosi, kad įsijungėte pasižiūrėti šį video. Tikrai jisai jums bus naudingas, nes šiuo metu vis daugiau pirkimų mes darom internetu. Ir dabar pakalbėsim, ką svarbu žinoti, iš ko galima pirkti internetu ir kokias svetainės geriau apeiti. Tai šiandien su mumis yra Rūta Visocnik. Rūta yra teisininkė ir padės mums suprasti, taigi į ką atkreipti dėmesį, perkant internetu. Ir kodėl kilo šito pokalbio mintis, tai visų pirma dėl to, kad kreipiasi į mus, į barefoot.lt klientai, kurie pirko prekes, barefoot batus kitose elektroninėse parduotuvėse ir susiduria su tokia problema, kad kai reikia grąžinti batus, išsiunčia, bet pinigų negauna. Ir tada pradeda ieškoti galų, kreipiasi į mus. Mes, aišku, norime padėti klientui, bet kadangi jis ne iš mūsų pirko, tai realiai tos mūsų rankos nėra atrištos šitoj vietoj. Ir tai nėra mūsų kompetencija, nes čia jau reikia kreiptis į, vartotojų teisės ar panašiai. Tai va, šiandien apie tai pakalbėsim. Tai Rūta, žodis jums. Taip, iš tikrųjų jūs įvardinote tą problemą, kuri yra auganti, nes žmonės vis labiau susigundo pirkti internetu ir dažnai netgi socialiniuose tinkluose, kai mes tą ekraną savo slankiam, ten po tą ekraną mums išmeta kvietimus iš karto čia ir dabar kažką tai nusipirkti ir kartais žmonės impulsyviai perka, nes labai gražiai viskas yra pateikiama. Tai mes turime suprasti, kad šiais laikais, ir aš čia tikrai nepasakysiu kažkokios naujienos, yra labai lengva sugeneruoti su dirbtinio intelekto pagalba pačią nuostabiausią elektroninę parduotuvę, pasiimti nuotraukas iš bet kokio tai fotonuotraukų, sakykime, portalo, kur yra nemokamai ir netgi su dirbtiniu intelektu kažką sugeneruoti vaizdus. Galima netgi labai greitai, automatiškai susigravalioti, taip paprastai tariant, netgi produktus iš kitur, kurių tu pats net neturi. Ir tai parodyti, kad tavo ta parduotuvė turi kažko tai labai daug, nors iš tikrųjų tu stengiasi prastumti kažkokį tai labai pigų produktą tarp visų kitų, kuriam padarai neva tai didelę nuolaidą. Tai tų technologijų, kaip panaudoti galimybės šiais laikais būtent techninės, tai yra labai daug ir mes turime būti budrus dėl to. Tai ką aš darau pati, aš tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi, kaip aš elgiuosi, kai mane kažkas tai iš tikrųjų sudomina. Ne? Tai paimkime, kad būtų iš jūsų srities, kad nebūtų teorija, yra toksai, netgi man išmetė kažkada ir Facebook'e kvietimą apsipirkti avalynę, yra tokia interneto parduotuvė basomis.lt. Na, kaip ir atrodo lietuviškas pavadinimas, ar ne, lietuviškas domenas ir jau taip liktai pradedi mąstyti, kad čia bus Lietuvoje registruotas pardavėjas, kuris pardavinėja tokią, kaip ten aprašo, labai pėdai palankę avalynę. Tai aš einu pas šitą pardavėją į būtent internetinę parduotuvę, iš karto pasižiūriu, pavyzdžiui, apie mus, kaip standartiškai yra toks puslapis ir tada žiūriu, ar tas apie mus iš tikrųjų yra autentika kažkokia, ar tai yra sugeneruota, bele kas, taip sakant, labai taip buitiškai. Ir šiuo atveju basomis.lt akivaizdžiai matosi, kad tai yra tiek generinė informacija, tokia apibendrinta, kad nieko ten iš tikrųjų nėra apie mus. Ar ne? Jau man tada akivaizdu, kad čia reikia būti labai atsargiai, nes tai neaišku, kas už viso šito stovi, už to basomis.lt. Tada einu į dalį kontaktai ir pasižiūriu, ar yra kontaktai Lietuvoje. Ir jeigu taip, tai kokio tipo tie kontaktai yra Lietuvoje. Ar yra adresas kažkoks, tai ar yra telefono numeris lietuviškas ir taip toliau. Tai Nes iš tikrųjų, jeigu puslapis yra baigėsi LT, tai tikimės, kad bus tie lietuviški kontaktai. Na, taip mes mąstome, dar čia prieš 20 metų tai buvo, ar ne? Ir mes dar taip vis galvojam, bet dabar iš tikrųjų yra galimybė, nepajudant iš vietos, sėdint kažkur Malaizijoje, prisiregistruoti lietuviškų domenų ir netgi nurodyti lietuvišką telefono numerį, kurį paskui peradresuos kažkur tai kitur, jeigu skambintum. Tai va, ir aš šiuo konkrečiu atveju einu į tą skyrelį kontaktai ir aš tik tai matau, rašykite mums, susisiekite su mumis ir
elektroninis paštas info@basomis.lt reiškia, vėlgi, užsiregistravus domeną, tu turi šitą elektroninį paštą, tačiau nieko tokio, kas leistų manyti, jog Lietuvoje yra šitas pirkėjas registruotas ar turi kažkokį tai įsisteigęs verslą, tikrai šito nėra, tokių duomenų. Tada dar jau praėjus šitą etapą, net jeigu ir būtų kažkokia tai informacija išsamesnė, aš vis tiek visada pasitikrinu skyrelius duomenų apsauga, kadangi jeigu tai yra iš tikrųjų tikras atsakingas pardavėjas, jisai visada nurodys, kas yra tas duomenų rinkėjas, ar ne, ir kaip jisai saugo tos mūsų duomenis, kuriuos mes atskleidžiame pirkdami. Labai dažnai būna, kad šitam skyrelėje duomenų apsauga visiškai net neatskleidžiamas subjektas, kuris tos duomenys renka ir būna parašyta mūsų svetainė arba mes, ar ne, įvardinta. Tai jeigu aš pamatau šitokį variantą, tai jau iš karto tiesiog toliau net ir nebesigilinu, nes aišku, kad tokiame jautriame klausime kaip duomenų rinkimas, šitas pardavėjas neatskleidžia, kas jis toks yra ir į ką aš turėčiau kreiptis, jeigu mano duomenimis būtų piktnaudžiaujama, pavyzdžiui, ne? Tai čia šiuo konkrečiu atveju Basomis.lt tai mes pamatome, kad yra kažkokia tai įmonė PR3VIS-DOO, kuri pagal pavadinimą galėtų būti Slovėnijoje registruota įmonė. Aš taip neteigiu 100%, bet kiek esu susidūrus, Slovėnijoje yra, kaip pas mus trumpinys UAB, ten yra DOO. Ir tikėtina, kad būtent ten yra registruota įmonė. Kodėl ten registruota yra priežastis, dabar gal mes jas nesigilinsime. Tai va, ir mes matom tik tai šitą vienintelį pavadinimą, būtent skyrelėje duomenų apsauga, tačiau daugiau duomenų apie šitą įmonę nėra visame portale, tai mes tik tai galim taip įtarti, kad čia kažkaip šitą įmonę yra susijusi su batų pardavimu. Na ir paskutinis, ką aš visada įvertinu, ir čia būtina, net jeigu ir visi kiti prieš tai mano išvardinti kriterijai, visi etapai būtų praeiti, čia kaip kompiuteriniam žaidime pereina lygis, ar ne, tada aš žiūriu gražinimo taisyklės. Čia yra būtina, nes jeigu norėsim prekę gražinti ar dėl nekokybės, ar dydis netiko, ar dar kažkokios kitos aplinkybės, mes turime žinoti, kur mes gražinsime. Dabar taip, čia šiuo atveju konkrečiai mes matome, kad prie gražinimo sąlygų yra nurodyta, kad įmonė mano minėtų pavadinimų, tai yra, reiškia, ne Lietuvoje registruota įmonė, tačiau ji turi terminalo gatvėje Vyruliškėse adresą, kuris iš esmės, na, ten daug kas turi tą adresą. Ir dažnai būna, aš neteigiu, kad taip yra šiuo konkrečiu atveju, ten mes priimkime, kad mes tik kaip pavyzdį nagrinėjom dabar, bet dažnai būna, kad net jeigu ir toks nurodytas yra adresas, kuriame daug ir kitų adresų būna, tai ten to pardavėjo realiai nėra, yra tik tai toks formalus, pasinaudoja paslauga turėti Lietuvoje adresą, tačiau jeigu siūstume ten atgal prekes, norėtume gražinti, ten pasirodytų, kad net nėra kam jas priimti. Tai tokiais atvejais, kai iškyla abejonės, tai geriausia visgi pabandyti prieš perkant susisiekti telefonu, jeigu toks yra nurodytas, čia šiuo konkrečiu atveju, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, nėra jokio telefono numerio viso interneto svetainėje, yra tik tai elektroninio pašto adresas. Tai vat smalsumo dėliai galima net pabandyti susisiekti ir paklausti, kur reikėtų gražinti prekes, jeigu taip atsitiktų, kad reikėtų jas gražinti. Tai vat tokia yra, na, sakykime, turime atlikti tokį tyrimą savotišką, jeigu norime saugiai pirkti, nes už mus niekas to nepadarys. Kiekvieną dieną atsiranda naujos internetinės parduotuvės ir netgi tam pačiam pirkėjui galima turėti 100 tų elektroninių parduotuvių, jeigu vienoje nepavyks, tai kitoje galbūt pavyks kažką parduoti. Tai mes turime suprasti, kad internete mes susidarėme su anonimais, iš esmės, nebent mes perkame iš patikrintų, mums žinomų pardavėjų, kurie turi galbūt ir fizinę parduotuvę, arba turi savo sandėlį, arba turi įmonę Lietuvoje ir žinome, kad galėsime susisiekti ir išspręsti bet kokius klausimus susijusius su prekės kokybė, ar ten, pavyzdžiui, dydžio atveju, jeigu netiktų. Susigrąžinti pinigus, jeigu grąžintume prekį, netgi to nurodyto adresu,
šiuo konkrečiu atveju atsakingas asmuo būtų ta įmonė, kuri registruota ne Lietuvoje, tai susigrąžinti pinigus, netgi grąžinus prekiai į tą Terminalo gatvę Kauno rajone būtų sudėtinga, nes mes neturime šiuo atveju lietuviško subjekto, turbūt pinigai būtų sumokėti visgi kažkokiam ne Lietuvos ar ne gavėjui ir teoriškai Europos Sąjungoje mes galėtume tikėtis, kad kreiptumėmės į tos valstybės, kurioje ta įmonė registruota vartotojų teisų apsaugos institucija ir yra tas mechanizmas, kuris liktai teoriškai veikia, bet praktiškai ne visada. Ir šiuo konkrečiu atveju, ką mes turime, pavyzdžiui, yra nurodytas įmonės pavadinimas, bet nėra nurodyta, kur jį registruota. Tai mes dar visų pirma turėtume išsiaiškinti, kur kreiptis į kokią valstybę. Tai kuo daugiau duomenų ir kuo jie yra išsamesni, patikimesni, tai tuo ramiau. Aš galiu pateikti kitą pavyzdį. Buvo, vėlgi, aš tiesiog mėgstu tokius padaryti eksperimentus. Facebookas išmetė man pasiūlymą pirkti, kažkas tam buvo susijęs su papildais tikriausiai. Ir aš patikrinau vėlgi, kas yra pardavėjas ir ten labai gražiai buvo visko prirašyta, bet niekaip neatskleista, kas tas yra subjektas, su kuriuo aš čia turiu reikalų. Ir ten buvo netgi drįsta parašyti, kad yra išduotas Lietuvos maisto veterinarijos tarnybos leidimas prekiauti atitinkamais produktais ir nurodytas numeris to leidimo. Aš tuomet įeinu į maisto veterinarijos tarnybos puslapį ir žiūriu, ar toks numeris leidimo yra. Ir aš matau, kad net formatas tų numerių visiškai yra netoks. Ten belekas parašyta buvo. Tai vat taip mes turime atsakingai elgtis, kada mokame savo pinigus. Ir jeigu yra mums nežinomas pardavėjas, būkime atsakingesni. Nu tikrai, nes aš labai dažnai sulaukiu iš klientų skambučių telefonu ir jau tikiuosi, kad užduos kažkokį klausimą apie batus, pasiklausti, o klientas sako, aš norėjau tik patikrinti, ar veikia telefonas, ar čia yra žmogus kitam gale. Teisingai. Taip, tai labai dabar suprantu ir džiaugiuosi, kad klientai yra vis dėlto tokie atsakingi ir pasitikrina prieš perkant, prieš mokant pinigus. Taip, nes yra ta pagunda pirkti pigesnį daiktą, kaip čia šiuo konkrečiu atveju akcijos 60% nuolaida. Tačiau iš to pigumo gali gautis praradimas ir toks didelis nusivylimas, nes net kartais net ta suma mus nuvilia, kad mes ją praradome, bet tas jausmas, kad tave apgavo, yra turbūt labai nuviliantis, tai geriau tų sąlygų nesudaryti tam. Taip, tai truputėlį būti atidesniem ir šitas prekės ženklas Basomis LT, kurį pateikėt kaip pavyzdį, tai netgi labai aktyviai, aš matau, leidžia reklamą ir reklamuoja, kad Barefoot batai ir Barefoot batai patys tai yra geri, tik tai vėlgi reikėtų suprasti, kad tų batų jų yra labai skirtingų, gamintojų yra labai daug. Šiuo atveju tai vėlgi apie kokybę nekalbam šitų batų, nes ten nėra tos kokybės, kiek man teko susidurti, nes būtent iš šito prekės ženklo mes gavome batus, klientas padarė grąžinimą mums. Tai irgi tokia buvo juokinga situacija, gaunam batus iš kliento, pasižiūrim, čia visiškai mes tokiais batais neprekiaujam, tai buvo proga man pamatyti, kokiegi tai yra batai, tai iš tikrųjų, gal žmonės, kai moka labai mažą kainą ir nesitikė tos kokybės didelės, bet tikrai kokybės ten nelabai buvo, bet kitas dalykas, kad gavom mes, tada susisiekėm su tuo klientu, grąžinom jam, mes savo pinigais siuntėm atgal klientui, nes sakom, čia ne mūsų prekė, klientas tada sako, tai ką man tada daryti, kur man čia grąžinti, sakom, žiūrėkit ten, kur pirkot informaciją tada, nes vėlgi čia turbūt ir ne mūsų kompetencija atsakyti už kitus tinklalapius. Taip, ir dar reikia turėti galvoje, kad mes čia aptarėme tokius akivaizdžiausius dalykus, yra daugybė paslėptų dalykų, varnelė kur nors tenais uždėta, kurios tu nenuėmei ir tada gaunasi, kad tu įsipareigoji pirkti ten kartai 3 mėnesius ar kartai mėnesį ir tau nuskaito nuo kortelės pinigus. Tai yra džiunglės, kuriuose turime elgtis kaip džiunglėse, reiškia labai atsargiai ir kadangi galimybės paimti iš mūsų pinigus visokiais tokiais būdais, jos tik tai didėja, tai ir mūsų atsakingumas ir atidumas turi didėti, čia yra natūralu. Taip.
Tai gerai, tai dabar žinosite klientai, į ką atkreipti dėmesį, tai ką aš visada sakau, rekomenduoju, venkite naktinių pirkimų. Tai emocinių Taip, pirkimų. nes iš tikrųjų labai daug žmonių pagal statistinius rezultatus perka naktį, tai venkite tokių, geriau įsidėkit, jeigu reikia į krepšelį, bet ryte peržiūrėkit, perskaitykit taisyklės, atkreipkite dėmesį skilti apie mus, kontaktų skilti, pirkimo pardavimo taisyklės ir duomenų tvarkymo. Taip, būtinai grąžinimas prekių. Taip. Ir dar reikia atkreipti dėmesį tai, kad pirkėjai viliojami tais čia ir dabar tokiam akcijom, kad baigsis po tiek tai valandų akcija. Žinokit, puikiausiai kitą dieną nueini į tą pačią elektroninę parduotuvę ir dar vis toliau galioja tos akcijos. Taip, kad šiais laikais tokio dalyko kaip ypatingai pigus ir geras daiktas, kurį va tuoj baigia parduoti, na tiesiog beveik tokių dalykų nebūna, stebuklų nesitikėkime ir geriau pirkti rečiau, atsakingiau, bet kokybiškus daiktus. Tai mano toks palinkėjimas. Gerai, super. Tai ačiū, Rūta. Ir tie, kas žiūrėjot ir patiko video, pamatėt, kad jis yra naudingas, tai pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais, mes irgi būsim už tai jums dėkingi. Ačiū. Viso gero.